Tuo metu kieme daug žaisdavom kamuolio ir visi norėjo nugalėti. Mes nežinom tokių nesąmonių kaip tu jau laimėjai, vaikeli, nes dalyvavai. Žaidi krepšinį, įmeti daugiau nei varžovai, laimi po galais. O pralaimėję jau reikia. Ei, gerai sumetam dar kartą. Ir žaidžiam revanšą. Patirdami pergalės ir pralaimėjimų skonius, mes išmokom gyvenime nenuleisti rankų. Gamta visų namai. O kas būtų, jei visi nugalėtų? Jo, Jie nesuprastų, kas teisingai. vyksta. Ir dabartinis jaunimas to nesupras. Jei vaikystėje laimi visi, tai realiam gyvenime laimi tik vienas. Mano vaikai negaus medalių už dalyvavimą, o jei tokį atneš namo už pralaimėjimą, paaiškinsiu, kodėl tai lekia iš šiukšlių dėžę ir mes einam treniruotis ar mokytis, kad kitą kartą medalis būtų už pergalę, o ne už pralaimėjimą. Nes jeigu nuo pat vaikystės išmokyti vaikus tenkintis bet kuriuo medaliu, tai prasme siekti aukštumų. Ir beje, visi progresyvos tėveliai su savo taip negalima ir taip toliau. Praeikit pro šalį su savo mažom snaigėm, nes po tokių medalių už dalyvavimą teks gerti antidepresantus. Juk manęs nepriima pasaulis, mama. O tu man sakei, kad aš fainas. Štai medalis įrodymui. Mano Nu, dar pašakinėk, dar gausi. ką reiškia pralaimėti. Va, Aš kalbėsiu ačiū. su jais. Klausiu, kaip jie jaučiasi patyrę pralaimėjimą, negavę tai, ko norėjo ir ką jaučia užlipus ant pjedestalo. Mano vaikai žinos, kokius privalumus duoda pergalė ir kodėl yra verta jos siekti.